Kai kurie mokslininkai sukūrė dalykus, kurie buvo per daug galingi, kad pasaulis juos priimtų. Jie išrado kameras, variklius, kvantinės teorijas, net bandė perrašyti sąmonės fiziologiją. Ir būtent tada jie dingo. Be kūnų, be liudininkų, be jokių pėdsakų. Šiandien atversime 5 tikras bylas apie mokslininkus, kurie prapuolė po savo išradimų. Ne legendas, ne mitus, o dokumentuotus tikrus dingimus ir konfiskuotas idėjas. Ir kai išgirsi, kokie buvo jų išradimai, kils vienas klausimas. Ar juos pasiglemžė atsitiktinumas, ar jie buvo prievarta pašalinti iš žaidimo? Louisas Le Princas, tikrasis kino tėvas, dingęs traukinyje. 1888 metais Louis Le Prince sukūrė įrenginį, kurį šiandien vadiname pirmąją tikrą kino kamerą. Jis naudojo vieną objektyvą, vieną juostą ir mechanizmą, leidusi įamžinti judesį taip, kaip niekas iki tol nebuvo parodęs. Le Prince jau buvo nufilmavęs keletą trumpų filmukų, kurios istorikai šiandien laiko pačiais seniausiais tikrais judančiais kadrais. Dar daugiau, jis turėjo patentus tiek Jungtinės Amerikos valstijose, tiek Britanijoje ir ruošėsi savo išradimą pristatyti Niujorke. Tai būtų buvę istorinis lūžis, lemiantis, kas oficialiai bus laikomas kino pradininku. Šiame kontekste jo dingimas atrodo dar keistesnis. 1890 rugsėjo 16-ąją Le Prince įlipo į traukinį iš Dižono į Paryžių. Tai buvo paskutinis kartas, kai jis buvo matytas. Nė vienas keleivis nematė jokio konflikto, niekas nepastebėjo jokio incidento. Kai traukinys atvyko į Paryžių, Le Prince iš jo neišlipo. Jo kūno nerado nei vagone, nei ant bėgių. Jo bagažas dingo taip pat. Policija pasimetė. Vienintelės teorijos – nerimtos. Savižudybė, nors tam nėra jokių įrodymų. Ir bėgimas dėl asmeninių priežasčių, nors visos sutartys buvo pasirašytos. Dar keisčiau tai, kad būtent po jo dingimo kitas garsus išradėjas Thomas Edison 1893 metais ėmė tvirtinti esąs kino išradėjas ir naujajame Džerzyje įkūrė pirmąją Amerikos kino studiją Black Maria. Rudolfas Dizelis, variklio kūrėjas, dingęs be žinios jūroje. Rudolfas Dizelis 1897 metais sukūrė pirmąjį dizelinį variklį, kuris iki šiol naudojamas milijonuose automobilių, laivų, sunkvežimių ir generatorių visame pasaulyje. Jo patento idėja buvo revoliucinė. Variklis galėjo veikti net su alternatyviais degalais, tokiais kaip augaliniai aliejai. Tai buvo laikoma potencialia energetinė revoliucija. 1913 metais rugsėjo 29 dieną Diesel įlipo į laivą SS Dresden, plaukiantį į Londoną, kuris ketino sudaryti sandorį su Britų karinėmis pajėgomis dėl savo variklių panaudojimų karinėse laivuose. Tai būtų užtikrinę jam milžinišką finansinę sėkmę. Tačiau ryte jo kabina buvo tuščia. Jis nebuvo pamatytas ant denio, neturėjo jokių sveikatos problemų ir niekas negirdėjo jokio garso naktį. Tai sukūrė jausmą, jog jis dingo akimirksniu. Po kelių dienų jūroje rasti drabužiai panašus į jo, bet identifikavimas iki šiol prieštaringas. Buvo iškelta versijų, kad jį nužudė konkurentai naftos pramonėje, kad jį pagrobė Vokietijos agentai, baiminėsi technologijos nutekėjimo Britams, ar kad jis tiesiog pasitraukė iš gyvenimo dėl finansinių sunkumų. Nei viena teorija neturėjo patvirtintos baigties. Faktas tik vienas. Diesel dingo po išradimo, kuris buvo per daug reikšmingas, kad būtų ignoruojamas. Ettore Majoranas, kvantinės fizikos genijus, dingęs kaip šešėlis. Ettore Majorana buvo fizikos supergenijus. Jo kolega Enrico Fermi sakė, kad Majoranos protas buvo toks retas, kad jį būtų galima palyginti tik su Newtonu. Jis sukūrė teorijas apie stabiliąsias elementariąsias daleles, dar kitaip žinomas kaip neutrinas, kvantinius laukus ir simetrijas, kurios šiandien naudojamos dirbant su kvantiniais kompiuteriais. 1938-aisiais Majorana gavo prestižinę profesoriaus vietą Neapolio universitete. Tai buvo jo karjeros pikas. Bet vos po kelių savaičių jis išsiėmė visas santaupas iš banko, nusiuntė laišką su užuomina apie savo dingimą, o vėliau telegramą, kurioje teigia, kad sprendimą pakeitė. Šios dvi žinutės iki šiol kelia painiavą tyrėjams. Po to Majorana nusipirko bilietą iš Palermo atgal į Neapolį. Laivas atplaukė. Majoranos jame nebuvo. Keleiviai neprisimena, kad jis būtų išlipęs. Tai vienas keisčiausių momentinių dingimų istorijoje.
Per vėlesnius dešimtmečius atsirado daugybė liudijimų. Majorana esą buvo matytas Argentinoje, vienuolyne ar tiesiog gyvenęs slaptai. 2015 metais Italijos valdžia oficialiai paskelbė tyrimą, teigdama, kad kai kurios nuotraukos rodo galimą jo gyvenimą Pietų Amerikoje, tačiau jokio patvirtinimo iki šiol nėra. Jacobas Greenbergas – mokslininkas, bandęs išmatuoti sąmonę. Jacobo Greenberg buvo Meksikos neurofiziologas, kuris bandė padaryti tai, ko daugelis net nesiryžta tyrinėti – sukurti matematinį modelį, kaip smegenys generuoja sąmonę. Jis tyrinėjo meditaciją, šamanizmą, telepatijos laboratorinius efektus ir smegenų sinchronizaciją tarp dviejų žmonių atskiruose kambariuose. Greenberg dirbo UNAM universitete ir buvo laikomas vienu ryškiausių sąmonės tyrėjų Latino Amerikoje. Jis sukūrė teoriją pavadintą sintergija, kurioje bandė paaiškinti, kad smegenys gali sąveikauti su visuotinės informacijos lauku. Idėja, kuri ir šiandien atsiranda mokslinių paralelių kvantinės informacijos teorijose. 1994 metais gruodžio 8 dieną Greenberg tiesiog dingo. Jo žmona teigia, kad jis grįžo namo, o ryte jo jau nebuvo. Be jokio paaiškinimo, be jokių ženklų, kad kažkas įsilaužė. Dar keisčiau, dingo ir dalis jo tyrimų. Nebeliko kai kurių kompiuterinių diskelių, kuriais jis paskutinį kartą dirbo. Policija negavo nė vieno realaus pėdsako, nebuvo nei liudininkų, nei nusikaltimo žymių, nei jokių įkalčių. Tai viena moderniausių ir labiausiai dokumentuotų mokslininkų dingimų istorijų. Jo teorijos šiandien analizuojamos tiek mokslininkų, tiek mistikų, bet pats Greenberg niekada nebegrįžo. Nikolas Tesla – dokumentai, kurie pradingo iš karto po jo mirties. Nikola Tesla yra vienas ryškiausių išradėjų žmonijos istorijoje. Kintamosios srovės sistema, radijo perdavimas, Tesla ritės ir dešimtis patentų, be kurių moderni civilizacija tiesiog neveiktų. Tačiau paskutiniaisiais metais Tesla tyrinėjo dar ambicingesnius projektus – belaidį energijos perdavimą per Žemės ionosferą, vadinamąjį Telfor spindulį, kuris anot jo galėtų neutralizuoti oro pajėgas ir naujos formos aukštos įtampos vibracinės sistemas. Tai buvo idėjos, kurios turėjo ir karinio potencialo, ir neįkainojamos energetinės reikšmės. 1943 m. sausį Tesla buvo rastas miręs savo viešbučio kambaryje Niujorke. Ir būtent čia prasideda tikroji paslaptis. Vos tik jo mirtis buvo paskelbta, į viešbutį atvyko Jungtinių Amerikos valstijų institucijų Office of Alien Property pareigūnai. Nors Tesla tuo metu jau buvo JAV pilietis, valdžia manė, kad jo dokumentai gali turėti reikšmės nacionaliniam saugumui. Visi jo užrašai, patentų brėžiniai, eksperimentų žurnalai ir prietaisų aprašymai buvo konfiskuoti. Daugiau kaip 80 dėžių medžiagos. Ir šiandien kyla klausimas, kur yra tie dingę dokumentai. Dalis Teslos archyvo saugoma JAV nacionalinėse archyvose ir buvo paviešinta tik po 2016 metų, įskaitant techninės užrašų kopijas ir asmeninius laiškus. Kita dalis, įskaitant eksperimentus su ionosferinė energija, vis dar laikoma neprieinama tyrėjams. Yra žinoma ir tai, kad dalis Teslos daiktų atsidūrė Serbijos Tesla muziejuje, tačiau didelė dokumentų porcija, ypač susijusi su aukštos energijos sistemomis, iki šiol gali būti saugoma JAV karinėse ar energetinėse archyvuose. Skirtingai nei kiti mokslininkai šiame sąraše, dingęs ne Tesla, dingo jo paskutiniai užrašai ir iki šiol neaišku, ką tiksliai jie galėjo atskleisti. 5 mokslininkai, 5 išradimai, kurie galėjo pakeisti pasaulio eigą. Ir 5 dingimai palikę daugiau klausimų nei atsakymų, bet visi jie turi bendrą liniją. Jų idėjos buvo per anksti, per galingos arba per pavojingos tiems, kurie kontroliuoja technologijas. Jei jūs domina tokios istorijos, paspauskite prenumeruoti technaujienos.lt kanalą. Čia kas savaitę atveriame dar vieną žmonijos technologijų ir mokslo pasaulio skyrių. O dabar kviečiu pažiūrėti kitą mūsų video. Vienintelis lietuvių kilmės NASA astronautas Karolis Joseph Babko, nuo viršgarsinių naikintuvų iki 3 Space Shuttle misijų vadovavimo. Tai neįtikėtina lietuviškos kilmės talento istorija pasiekusi žvaigždes. Ačiū ir iki.